Tai ką, labą vakarą visiems. Didelis džiaugsmas ir vėl sakyti to patį, kad mes pradedame antradienio Sahadža jogos seminarą internetu ir sveikinamės su visais, kurie prisijungia pamedituoti, kurie medituoja. Ir va, gera matyti ir Ievą prisijungusią iš Kauno po ilgo laiko. Labas, Ieva. Sveiki. Živilė atrodo, kad medituoja pas mane tarp durį, nes taip fone atrodo grinai kaip pas mane namuose, kaip tarp durų būtų. Tos pačios duris. Tos pačios duris, Živilė iš kitam kambaryje, ne? Kiek kaimo langas. A, geras. O kai mažas tas vaizdas, man grinai atrodo kaip mano duris. Kiek langai. Taip, tai mes, pirmiausia, tai dėkoju visiems, kurie užpildė apklausos anketą. Jeigu kas dar neužpildė, tai parašykite, aš įdėsiu vėl nuorodą ir bus dar progos užpildyti. Jau 10 žmonių užpildė. Dabar mūsų jau yra prisijungę 21, o užpildė 10, 22. Tai reiškia mažiau nei pusė. Tai pusė dar laukiame užpildymą. Ir labai ačiū, kurie užpildėte. Taip įdomu skaityti jūsų patirtis, čia gal didžiausias medus yra. Ką patyrėte, kokia stipriausia patirtis ir nu taip, wow. Tai mes po to pasidalinsim. Tikrai iš tikrųjų, bet skaitant atsakymus į tos klausimus, iš karto kyla mintis, apie tą reikia dar papasakoti, apie tą, o gal tada dar tokį seminarą padarom. Iš karto aišku, kas jums rūpi ir kas aktualu. Tai ačiū labai. Jeigu kas nors dar neužpildėte, o iš 23 tik tai 10 užpildė, tai tada to jau aš ir įmesiu, kad negaištam laiko ir nereikėtų po to dar siūsti. Tai jau. Copy. Taip, tai aš dabar į mūsų susirašinėjimą įmetu ir paspausdite, atsidarys tokia anketa ir po to po meditacijos ar kitą dieną galite užpildyti. Dabar tai jau nepildykit. Jau klasiai paskutinę akimirką namų darbus daro. Jau dabar jau nereikia tos kaltės ten. Jau jausti, kad neužpildė pusę. Taip. Aha. Va. Tai gerai, tai Ieva, kaip tau šiandiena? Baterija šitaip, kaip? Aš žinok, supratau, kad toks labai įtemptas laikotarpis tikrai, bet kažkaip taip dėliojasi diena, kad mano protas neberado priežasties, kodėl aš turėčiau neprisijungti. Taip juokingai buvo, žinok. O jis ieškojo visų tų priežasčių, ne? Jisai ieškojo, nes čia ir tą dar reikia padaryti. Ir paskui galvoju, bet aš nieko dar nepasirašiau, čia 2 minutės liko ir žiūriu, nu neliko 12. Ai, galvoju, nu tai spėsiu. Labai. Jo, tai kaip geras, tikrai, taip jaučiau, kad turiu čia su jumis būti šiandien, tai labai fain. Tai tuo pačiu pasidalinsiu, kaip viskas vyksta iš šeštadienio, nes aš norėjau, kad šeštadienį kas nors pravestų ir žinau, kad pas mus, kai tas atviras klausimas, kas norėtų, tai labai užtrunka ilgai, tai reikia durti pirštu. Tai aš galvoju, parašysiu Indrai, kad vedi meditaciją, ar ne? Rytoj vedi meditaciją. Bet aš parašiau tai labai vėlai, penktadienį gal kokia 11 vakaro, kas mano šeimoje penktadienį 11 vakaro nėra vėlai. Taip, normaliai, ne? Taip, bet aš išsiunčiau, galvoju, nu tai ras gal ryte dar kaip nors. Ir nebetikrinau. Tiesiog prisijungiam, tai klausiu, ar Indra, man atrodo, pati pasisiūlėte, ne? Man atrodo, kad kažkaip tai, ar aš paprašiau, nebetsimenu, kaip ten buvo, bet man atrodo, pati pasisiūlė. Ir aš galvoju, nu viskas tvarkoja, nu prašiau žinutę, pasisiūlė. O pasirodo tą žinutę, kad aš kviečiu ją pravesti meditaciją, jinai pamatė tik po to, kai jau pravedė meditaciją. Kaip veikia. Protas kaip ir buvo apeitas, bet viskas buvo sutvarkyta. Tai va. Na tai visi, kurie norėjo, atėjo ir prisijungė. Tai dar kartelį labas visiems. Ir tie, kurie, na, mūsų dabar čia yra virš 20, bet turbūt yra ir tokių, kurie žiūri įrašus. Beje, klausėte praeitą kartą, kaip su tais įrašais, ar jūs gaunate nuorodą įrašų, ne? Kaip ten būna? Žodžiu, kaip būna priminimai, aš taip suprantu, aš dabar taip papasakosiu, kaip suprantu. Tai įsivaizduoju. Žodžiu, kai siunčia laiškus, turėtų būti nuoroda į
YouTube kanalą, kuriame kiekvieną kartą įkrenta tos naujos įrašytos tie seminarai mūsų. Tai jūs pasižiūrėkite, ar yra tokia nuoroda ar ne. Dabar Jūratė jau tikrina. Yra, jo. Nes mes nusprendėm, kad nereikėtų kiekvieną kartą daryti laišką, dėti laišką, siūsti tos, patogu. Kažkas juvelyriškai kiekvieną kartą turi surinkinėti, įdėti vaizdą ten ir aprašyti. Žymiai patogiau tiesiog įkelti YouTube ir naujausi įrašai pagal datą gal ten arba pagal kažką yra tie, kurie buvo tą savaitę. Tai va. Tokia naujiena mūsų šių metų, nes truputėlį paprasčiau galbūt bus, nes tą darbą daro Agnė iš Kauno ir jinai tiesiog sako, man tai būtų labai paprasta. Tai kodėlgi ne? Klausia, kad yra. Bet jeigu kas nerandate, tai tada duokit žinią, padarysim kokį nors video instruktažą, kaip rasti įrašus. Taip. Na ką, tai gal tada prieš pradedant mūsų tą susitikimą, pradedam nuo meditacijos. Jeigu visi susirinkome, viskas tvarkoj. Jeigu kas nors prisijungėte visai pirmą kartą, tai tada duokite žinot, kad mes galėtumėm pravesti meditaciją su truputėlį paaiškinimais. Tai parašykite į žinutę arba įsijunkite garsą ir pasakykite, jeigu jūs pirmą kartą online su mumis medituojat. Ką dar? Dar noriu pasakyti, kad šiandieną medituosime su žvake. Todėl pasiimkite kokią nors žvakę. Šiaip visada yra žvakė. Pavyzdžiui, čia pas mane yra žvakė, kai medituoju, bet kai medituojam ir valomės, tai turi būti žvakė priešais ir turi būti žvakė rankose. Ko reikia? Čia jau yra per ilga žvakė valymuisi, taip jau reikia labai atsargiai, nes truputėlį iš šono ir pliurkšt vaškas išsilieja. Tai turėtų būti trumpesnė žvakė ir netinka tabletės žvakės, nes jos tyvuliuoja tam vaške ir jos arba nuskęsta, arba per maža ugnis. Efektas valymo su žvake kairio kanalo yra, kai ugnis yra didesnė, kai yra daugiau ugnies. Tai va, ir reikia, kad kažkokia būtų lėkštelė, lėkštutė, bliūdelis. Pirmą kartą, kai atėjau į Sahadža jogos seminarą Klaipėdoje, tai pataikiau ne į pirmąjį seminarą, o kaip į jau antrą, kai jau visi gavo realizaciją, visi jau pramoko medituoti, savaitę meditavo ir jau atėjo pasivalyti, nes buvo pasakyta, išmokysim valyti su ugnim savo kairį kanalą. Ir ateina toks naujokas. Ir visi, gerai, tada greitai davė, nieko neaiškino, davė tą realizaciją ir valė, o visos žvakės buvo sukarpytos tos tokios galiukai, įdėtos į stiklainio dangtelį. Žinokite, Kauno kolektyvas, po šiai dienai turim tų dangtelių ir kai reikia panaudojam, žinokite. Tai va, šiaip iš tikrųjų, vertinant žmogaus akimis, tai kažkokia belibirda, kažkokia dangtelė, taip visai jau primityvų. Bet man pasirodė labai dvasinga. Įsivaizduojat, man buvo toks jausmas, matai, kokie tie jogai, nesistengia čia įtikti su gražiom žvakydėm. Taip, jokios pompastikos nereikalingos. Taip. Svarbu ugnis, ar ne? Ir viskas. Taip. Tai gerai, tai dabar tada pamedituosime su žvake. O žvakės neturiu, klausyk, einu pasiruošti žvakę. Pasiruoškime. Jeigu kas nors visai neturite žvakės, nesgi gali tai būti, kad nerandi arba nebeturi, būna žmonės ir be degtukų pasilieka, tai tada nieko tokio. Tiesiog toje vietoje, kur mes laikysime žvakę, jūs ten laikote dėmesį. Ir viskas. Taip. Įsitaisom patogiai, susirandame galimybę, kad niekas mums netrukdytų. Jeigu yra kažkokių tai triukšmų ar dar kažką, uždarykite, išjunkite
ten, nežinau, duris uždarykime, kad mums niekas netrukdytų. Sėskime patogiai. Užmerkime akis, kad dėmesys nueitų į vidų lengviau. Tiesiog pastebėkime, kur mano dėmesys. Ir kadangi mes esame dvasia, ir kai pradedame stebėti, kur mūsų dėmesys, tai tas dėmesys arba tas, kas blaško dėmesį, iš karto pasimeta ir dingsta. Tiesiog stebėm, kur tas mano dėmesys. Sudėkim rankas, namaste, kvieskim Šrimadadžiai į mūsų meditaciją, prašykim, kad šita meditacija įvyktų iš tikrųjų, kad nebūtų tik tai ritualas, bet kad įvyktų būsena meditacija. Pasikelkime kundalinį, pasidarykime apsaugą. Abi rankas nuleiskime į žemę ir kiekvieną savo viduje paprašykime motinos žemės, kad apvalytų mus, kad paruoštų meditacijai ir kad apvalytų tą vietą, kur aš dabar esu. Motina žemė su savo vibracijom, su savo magnetizmu ištrauktų visą, kas gali trukdyti meditacijai. Paprašykime ir pabūkim su dėmesiu viršugalvį, nieko negalvojant. Rankos lieka nuleistos į žemę, dėmesys vis dar virš galvos. Žemės elementas yra mūsų pirmojo centro, muladaros elementas. Ir tas tyrumas, nekaltumas ir išmintis yra valdomi tos pirmos čakros. Energija yra Šri Ganešos.
Ir paprašykim to pasaulio tyrumo, mūsų vidaus tyrumo, kad pravalytų, sustiprintų mūsų centrinį kanalą, kad kundaliniai neturėtų jokių kliučių kilimui. Prašykim ir toliau medituojam. Stebėkim, kad neįsitemptų kaklas, veidas, kakta, kad nebūtų įtampos rankose, stuburas tiesus, bet nereikia jokios fizinės įtampos. Dėmesys lieka virš galvos, atverskime delnus, abu delnus vienodai, nukreipkime į Šrimadadži nuotraukos pusę ir ten, kur dega žvakė. Ir galim savo viduje nuoširdžiai kreiptis į tą visur esančią energiją, į mūsų kundalinę energiją, motinišką energiją, kad skirtų papildomo dėmesio, kad pravalytų mūsų kairį kanalą, mūsų praeities kanalą, mūsų norų kanalą ir kad per ugnies elementą išsivalytų visą, kas susikaupė negatyvaus. Paprašykim dėmesį laikant virš galvos. Dabar paimkime žvakę, jeigu turite, į dešinę ranką. Kairė ranka visada bus atversta, kad gautume vibracijų. Pradėsime nuo pačio pirmojo centro, arba, galim sakyti, nuo svadistano, kairiai pusiai. Tai prineškim, kad ugnis būtų iš priekio. Nereikia jausti šilumos, bet kuo arčiau to svadistano. Dėmesį laikome viršugalį. Padarysim taip ramiai, be didelių sukimų, gal kartais pasuksim, bet kartais tiesiog va taip palaikom žvakę tame aukštyje, leidžiam šviesai, ugnies elementui veikti.
Dėmesį laikome virš galvos. Iš tikrųjų egzistuoja ir tos negatyvios energijos, ir griaunančios energijos, ir tokios kaip destruktyvios, tiesiog labai priešiškos mūsų vidui. Bet tai iš tikrųjų yra iš tos tokios tamsos, vibracijų nebuvimo. Todėl nekovodami su blogiu medituokim šį kartą, o prašydami, kad ateitų šviesa į tą vietą. Pakelkim truputėlį aukščiau į nabį, kairėje nabį. Dėmesys į viršugalvį, galima būti atsimerkus, galima žiūrėti Šrimadidži nuotrauką arba į kitą žvakę, kur yra priešais. Bet ten, kur žiūrim, ten tik tai akis žiūri, dėmesys yra į viršugalvį. Dabar lėtai kyla žvakė į širdies aukštį. Širdis turi ir taip labai daug energijos, labai ilgai medituoti į širdį su ugnim nereikia. Jeigu kas turi kokių ten sutrikimų širdies ar ritmo sutrikimų, galima širdį praleisti, važiuojam aukščiau į viršūnį centrą. Žiūrėkim, kad neužsidegtų plaukai, galima truputėlį iš priekio, nebūtinai, kad liestų. Leidžiam šviesai tekėti. Ir jeigu yra susikaupusi įtampa, jeigu yra kažkokie kaltės jausmai, atleidžiam, paleidžiam, atiduodam tiesiog tam ugnies elementui, tegul transformuojasi ta įtampa. Dabar tą žvakę keliame ir iš priekio, kad būtų kaktos aukštyje. Nereikia labai arti, bet kad būtų pati liepsna ten, kur yra agija. Ir jeigu norite, galite užsimerkti šiuo momentu, jausti ugnies elementą tik tai kaktoje, tik tai agijos čakrą. Jeigu norite, galite per liepsną žiūrėti į Šrimadidži nuotrauką. Mūsų protas yra didžiulis, begalinis, nors ir apimtimi mažas, bet ten subtilumų atitinka visą visatą, neuronai, ten viskas vyksta labai labai sudėtingai, mes to nesuprantam, bet mes galim leisti tai visai visatai nusiraminti, apsivalyti. Visas mintis, kurios yra mums trukdančios, atiduoti, paleisti. Ir tegul šviesa, ta subtili šviesa, vidinė šviesa užsipildo visame prote.
Dabar tą pačią žvakę prasukam, kad būtų iš mūsų dešinės pusės, maždaug ausies aukštyje ugnis. Ir visą tą kairio kanalo pabaiga yra priešingam pusrutulyje. Tai vat iš dešinės pusės ir laikom. Ir jeigu yra visokie sąlygotumai, jeigu yra visokios taisyklės apaugusios mūsų galvoje, ritualai, fanatizmai įvairiausi, tegul visą tai išeina, ištirpsta, transformuojasi. Dabar atsimerkę, kad neapsitaškytumėm, lėtai pagal visą kairį kanalą nusileidžiam su žvake iki pat apačios, kiek mums išeina. Ir vėl grįžtam. Ir taip keletą kartų ta šviesa, tegul pravažiuoja, pajauskit, kokiu greičiu norisi. Gal kažkur norisi sustoti, ilgiau palikti tą žvakę. Jeigu jaučiat, kad kažkur yra tokia kaip ir įtampa arba nemaloni būsena, ten galima pasukti, pajauskit patys. Dėmesys virš galvos. Dabar raskim prie kairios rankos, kad būtų prieš kairę ranką padėta žvakė. Kad galima būtų, jeigu kas sėdite ant žemės, tai labai paprasta priešai save. Jeigu kas sėdite ant kokios nors, tai nežinau, sofos, tai tiesiog šalia, taip kad galėtumėte saugiai padėti ir, nežinau, čia matysis, va taip. Va taip. Ir kad galėtumėm tą žvakę turėti priešais kairę ranką. Dabar tikslas yra, kad mūsų atverstas kairys delnas būtų nukreiptas taip, kad šviesa, ne karštis, o šviesa eitų tiesiai į delną. O dešinį delną padedame ant žemės. Galime ir užsimerkti. Labai arti nelaikykim, kad nebūtų taip, kad ranka ar sudreba, ar kaip nors ir nudegtumėm. Visai ne karštis valo, o valo šviesa. Ir leidžiam vibracijom tekėti per kairį kanalą, kartu su šviesos energija, pastiprinimu. Ir visa, kas nereikalinga, tegul sueina per dešinį delną į žemę.
Pastebėkim, kokie pojūčiai yra delne ir pirštuose ant kairės rankos. Jeigu mes turime kontaktų su kokiu nors negatyviu kairio kanalo problemų turinčiu žmogum, arba mes lankomės vietose, kur gali užsiteršti kairis kanalas, arba patys linkę galvoti labai apie praeitį, prisiminimus eiti, tai tikrai visiems pavojinga užteršti pirmiausiai kairį svadistaną. Jis tiesiog yra, kaip čia, labiausiai sutraukiantis. Todėl dabar apgaubsim, atidaryti taip delną, apgaubsim liepsną, kad iš vienos liepsnos pusės būtų kairio svadistano pirštas, nykštys. O kitoj pusėje, kad būtų arba višūdė pirštas, tai yra rodomasis pirštas, arba jeigu tvinkčioja kokia nors kita čakra, arčiau tą kitą pirštą. Bet kairis svadistanas visada yra, o iš kitos pusės gali būti ir visi pirštai, arba, pavyzdžiui, aš šiuo metu jaučiu labiausiai kairę višūdį, tai aš laikau, iš vienos pusės rodomasis pirštas, iš kitos pusės nykštys. Atstumas gali būti didesnis, truputėlį jaučiu šilumą, bet kai mes laikome iš šonų, karštis eina į viršų ir visai nedegina. Dešinė ranka nuleista į žemę ir leidžiam energijai tekėti. Jeigu užsimerkti galite užsimerkti, jeigu pavojinga, kad gali nukrypti ranka, galite būti atsimerkę. Svarbiausia, kad mūsų dėmesys kiltų į viršugalvį. Ir leidžiam energijai tekėti. Jeigu pradeda valytis, galim jausti tvinksėjimą. Tiesiog nekreipkite dėmesio, leiskite tvinksėti, pulsuoti ir po truputėlį išsivalys. Ir truputėlį skirkime dėmesio mūsų muladarai. Muladara pats pirmas centras yra delno pati apačia. Ta vieta, apatinė delno dalis. Dabar tą vietą nukreipkim, nekaitinkim, bet nukreipkim, kad šviesa eitų tiesiai į muladaros projekciją kairėje rankoje. Dabar galime žvakę padėti šoną, nebenaudosim jos, bet jinai gali likti kažkur kairėje pusėje, ar prie kojos, jeigu stovit ant kėdės sėdit, ar šalia, per atstumą, kad nebūtų pavojaus, ir abu delnus atverskime, pirštai atidaryti, dėmesys į viršugalvį. Motina kundaliniai, subalansuokit mus, kad mūsų meditacija vyktų centrinėme kanale.
Dėmesys lieka virš galvos, mes švelniai atverkiam akis, niekas nepasikeičia. Stebėkim, kad meditacija tęstųsi. Ir galim po truputėlį baigti meditaciją, pasijudinti, pamasažuoti delnus, padėkoti. Ir dabar dar kundalinį nekelsim, nes pasikelsim pabaigoje. Taip, na, mūsų čia netgi ryškiai padaugėjo, kol meditavom. Kol meditavo, gerai. Kažkas įkrito bėgom į meditaciją. Kaip meditavosi su žvake? Turbūt esat bandę jau daug kas, ar ne? Ar yra kas pirmą kartą, ar dar kaip nors? Kaip tau, Ieva, su ugnim šiandieną? Ar atvirkščiai reikia vandens užpilti? Ne, bet man irgi kairys viršudis labai jautėsi. Kažkaip taip atrodė, net fiziškai jautėsi. Taip, paskakus atrodo. Aplink ugnį jautėsi, ar ne? Ne, tada jau ne, bet kai tik pati pradžia, paskui kažkaip pramušė, bet pačioj pradžioje tai taip net norėjosi. Ten įglostyti, valyti, minkštinti kažkaip, toks kietas atrodo. O aš norėjau paklausti, jums prieš medituojant jau tas kairys viršudis jautėsi, ar jums medituojant tik tais? Man asmeniškai, kai pradėjom medituoti, prasidėjo... Man irgi. Man irgi. Bet aš, žinot, kaip gal nelabai ir fokusavausi dėmesiu. Šiandien porą kartų tiesiog... Man šiandien vis... Taip, Dovilė, sakykit. Užstrigo, man atrodo, truputį. Šiandien tikriausiai pagal sakinio pradžią... Oi, biški mano internetas turbūt grybauja. Šitas turbūt čia aš kalta dėl to kairio viršudžio, nes mane šiandien skauda. Skauda visą dieną ir man labai spaudimas smarkiai buvo nukritęs ir šitas ir galvoju pamedituosiu, gal kažkas pagerės, tai čia žiūrėkit, jums visiems reiškiasi užspaudė po to. Iš tikrųjų, tai mūsų to šalis kažkaip gal vibraciškai yra atsakingos už tą kairę viršudį ir labiau gal blokuojasi arba labiau reikia išdirbti tą čakrą. Šiaip, kai dabar, kaip meditavom, galima būtų netgi, jeigu jau pradėt jausti, kad jau vibracijos teka ir, tarkim, su ta žvake jau pasivalė ir, tarkim, jeigu jūs valote kairę viršudį, galima netgi paprašyti, kad ta dieviška energija apvalytų ne tik mano, bet globaliai tą viršudį. Tada truputėlį tas dėmesys nueina nuo to, kad mano čakros čia man rodo į truputėlį plačiau, nes iš tikrųjų tai gali būti milijonas priežasčių, kodėl mums užsiblokuoja ta čakra, kolektyviai taip. Ok, ką, mes tada, Ieva, truputėlį gal taip darom tokį žaidimą po sakinį, kas yra navaratri, nes dabar prasideda nuo rytojaus navaratri. Tai kas yra navaratri? Nu, man, kai tik išgirstu navaratri, iš karto kova kažkokia. Tarp gėrio ir blogio, tokia dinamikos daug. Bet to pačiu gal ir laikotarpis, kada tikrai verta į save įsiklausyti ir gal taip labai introspektuoti ir pažiūrėti, kiek tos dramos viduje būna, žinai, ir kiek to gėrio ir blogio kažkokio tokio, žinai. Ne tik išoriai gal jo ieško, kiek viduj pasižiūrėti. Man tai tasai centrinės širdies aspektas yra tas kaip imunitetas energetinis. Man toks visą laiką per navaratri
tai bus 9 nava ratri. Ratri yra kaip naktis, o nava yra 9 naktis, 9 kovos. Ir per tą laikotarpį toks yra noras sustiprinti tą čakrą, kad ta apsauga būtų stipresnė. Ir kad jeigu yra kažkokie negatyvūs reiškiniai, bet, pavyzdžiui, blokuojasi kažkokia čakra, mintis negatyvios yra. Žinau, kad kenkia, bet vis tiek darau, ar dar kaip nors. Jo, tai tas 9 naktų, 9 dienų periodas gali būti labai intensyvus valymuisi irgi. Ne tai, kad čia dabar aš turiu nušvisti, išsivalyti, bet galima skirti daugiau dėmesio. O dabar, Vytai, tu man sakyk, mes dabar ne dilema, toks iškilo, mes Tomu kalbėjom ir kažkaip mums visą laiką medituojant pačioj pradžioj apie tą navaratri, tokią kaip labai tokią iššūkius keliantį tokį laikotarpį, tokį kažkokį, kur tu turi būti labai atsargus, nes čia kažkas čia gali būti, kažkas gali nebūti. Tada dabar aš galvoju, su kuo aš kalbėjau, bet su žmogumi iš Indijos. Ir sako, eik tu koks džiaugsmas, mes sako, laukiam į navaratri, nes toks atgimimas, atsivalymas, žodžiu, ir tas vaibas visai kitoks. Tai ar aš čia klausysiu, galvojau kažką, ar yra truputį to? Iš tikrųjų, navaratri istoriškai yra, kaip mes švenčiame, reiškia, mitologiškai, istoriškai, reiškia, yra kaip, kad 9 kartus skirtingose formose atėjo ta Adi Shakti, ta pirmapradė motiniška energija ir atėjo kažkokią formą į žemę ir 9 kartus istorijoje padarė lemiamus pakeitimus. Matote, kad daugiau kartų buvo atėjusi Adi Shakti į žemę, daugiau kartų buvo gimusi ta forma, bet tie 9 kartai buvo tokie, kur ta forma nudarė lemiamus visiškai tokius kaip posūkius evoliucijoje. Ir dėl to mes galime kiekvieną dieną lenkti skirtingam aspektui tos dieviškos motiniškos energijos. Tai čia džiaugsmas. Ir Indija švenčia. Kiekvieną dieną daro švenčia. Yra skirtingi ten, bet žinot, kaip yra, kaip ir kalėdos jau nuėjo iki blizgučių. Yra kiekvieną dieną vis skirtingas turi būti maistas. Bet čia yra tokie truputėlį jau susikristalizavo ritualai. Bet kaip jogai, kai mes žinom, kad kundalinį kyla, tai labai intensyviai kiekvieną dieviškumo formą galime pažadinti savo vidui. Todėl gal mažiau tokio yra bet daugiau yra tokio, kad wow, čia galima gerai pajausti. Bet iš tikrųjų tai, aš dabar rytoj išvažiuoju į Italiją, į tą jogų seminarą, kur 9 naktis ir bus kiekvieną naktį susirenkamas medituojama. Ir koncertai bus ir taip toliau. Ir visas tas pučas organizuoja, tos seminarus organizuoja daugiausiai anglai. O Anglijoje šematai čia gyveno ir tie tokie jau senukai, tokie, kur tie pirmieji jogai, jie ten viską ir daugybę kartų širmatačiai praleido tas 9 naktis kartu su jogais. Daugybę. Ir gal tik tai vienas yra toksai pilnas procesas, kuris buvo aprašytas, ką kiekvieną dieną darė, bet buvo skirtingiau, buvo daugiau visko. Ir vat Kabeloj, tenai, vat Italijoje, su jogų tam centre, tai ten, žinokit, toks džiaugsmas. Ten visai neliūdesys, ten yra toks džiaugsmas, bet labai, bent jau pernai aš tai patyriau, dėl to norisi ir vėl. Tai tas džiaugsmas, jis toks yra burbuliuojantis viduj ir net netoks. Pavyzdžiui, vasarą, ten kai būna seminaras, višūdį čakros, aš atsimenu, kad tiesiog tu nebegali, tu pradedi norėti ir pašokti, ir padurniuoti, ir taip toliau. Čia taip sėdi visi ir tu matai, kad akyse visų žiba kažkokia laimė, bet jinai tokia yra vidinė ir labai, labai faina gili būsena. Tai dėl to noriu šiandieną taip papasakoti truputėlį apie tą procesą, apie tą navaratri, kad būtų toks kaip, kiek mes galim patys patirti tuo metu. Tai pirmiausia, tai medituoti į centrinę širdį gal daugiausiai per tą laikotarpį, bet į visas formas, per visas 7 čakras galima eiti. Ką dar? Gal kas nors iš jogų, kurie prisijungėte, norite
priminti, ką nors pasidalinti apie Navaratri, kas ką nors atsimenat arba žinot. Nes ne tik tai mes su Ieva čia galim kažką papasakoti, gali kažkas būtų aktualu, užminkit mums kokią nors mintį, kas galėtų būti aktualu. Kol visi galvoja, tai aš dar tik prisiminsiu, kaip mes Kaune turėjom tradiciją, kurią paskui paleidom per karantiną, paskui vėl lyg turėjom, paskui vėl kažką. Tai mes irgi rinkdavomės vis pas ką nors skirtingai svečius, tas 9 dienas, ir tada irgi medituodavom kartu. Ir irgi buvo tikrai labai smagu. Tai 9 vakarus jūs susirinkdavote kartu pamedituoti? Taip, taip. Bet reikia kažkaip, man atrodo, Kaunas prisijunkit, jeigu girdite. Gal reikia ir šiandien. Nieko daryti nereikia, čia iš karto yra nuostabus laikotarpis. Taip, va būtent, ir iš karto džiaugsmo labai daug. Ir apžiūri gėlės atėjęs visų, kas ką augina, žinai, toks labai fainas laikas. Arbatos atsigeri, pabendraujat, ne? Arbatos atsigeri, taip. Bet čia po darbų, reiškia, taip trumpam susibėgat, neilgam? Jo, neilgam. Bet reikės padaryti ir šiemet. Navaratri prasideda 4 dieną, ar ne? Ar kada, ar jau rytoj? Poryt. Tai 4, man atrodo. Ne, 3. Ir baigėsi šeštadienį. Kažkaip ta 10 diena. Jau kai kova baigta. Ne šį šeštadienį, o dar kitą. Taip. Nu ką, tai tada, jeigu ar kas nors parašė, neparašė nieko, nieks neparašė. Bet Jūratė, gal tu norėjai kažką sakyti, nes tu taip atrodo lenkiaisi, lyg norėtum mikrofoną įsijungti. Aš tai kažkaip galvoju Navaratri ir va dabar irgi, kai pasakėt, kad Navaratri, tai taip, tai viskas aišku, kas vyksta, nes man prieš Navaratri tai būna, tikrai viduj toksai subrubuliavimas, man kažkas užverda viduj ir aš visą laiką pamirštu. Ir aš kiekvieną kartą klausykit, o jūs kaip jaučiatės? Taigi Jūratė sako, Navaratri, tai jau Navaratri. Ir tikrai tas laikas, kai reikia, kaip sako Ieva, skirti savo dėmesio, kad ir po neilgai, bet atsisėdi ir va tas atsisėdimas toksai pabuvimas tyloj ir nurimsta viskas, žiūrėk. Ir visai kitos spalvos atsiranda. Tai, bet sakau, tikrai jau čia, aš nežinau, keli metai iš eilės, kai aš vis užmirštu ir man vis primena. Tai va. Ja, čia taip pat labai panašiai, kai būna, kai kokia nors ten pilnatis arba jaunatis pradeda visi eiti proto ir paskui sako kas nors, čia Mėnulis, ir nurašai ant Mėnulio. Taip. Jūratė, o tikrai, man atrodo, buvo kažkurie metai, kai mes pas tave važiavome Birštoną irgi per Navaratri, man atrodo. Buvot, jo. Jo, man atrodo, mes kažkada pirmą tą Navaratri vakarą pas mane darėm. Tai žinokit, nebuvo trumpai, mes užbaigėm, paskutinį išvažiavo gal 2 valandą į Kauną. Mes anksti išvažiavom, bet žodžiu, kaip sako... Bet jūs buvo tada su Anėlė, mažutė Anėlė. Jo, Anėlė buvo. Jo. O ant kito ryto darbo diena, ar ne? Jo, buvo darbo diena, tai va. Nieko, o ką? Viskas gerai gavosi, jo, viškitų. Patikėskite, jo bus svečius. Kas mums jauniem klausykit? Tai tada ta proga, aš nežinau, ar pasakau, ar nepasakau, gal papasakosiu dar, kokių cirkų būna. Vienu žodžiu, ten, kur dabar važiuoju Italiją, tas namas, tas Italijos tokia kaip pilis buvusi, tas namas, ir Šimatadži gyvena vienam aukšte, o apačioje yra toksai aukštas, kur ten daug kambariukų yra ir ten jogai gyveno. Ir žodžiu, ir kartais Šimatadži pajausdavo, kad reikia stiprinti vibracijas pasaulyje, labai stipriai. Ir jinai ateidavo, atsidarydavo duris pas kažką į jogus ir sakydavo, greitai visus sukvieskite, greitai visi pas mane į kambarį medituoti. Ir išeina. Ir visi, pavyzdžiui, kokią nors 3 nakties, kažkas į dušą, kažkas bando suklijuoti plaukus, kažkas bando ten apsirengti padariau, nes kažkaip tai čia, žinai, neateisi su pižama. Ir tada visi suslenka, subėga ir jis sako, dabar yra labai svarbus momentas. Dainuokit. Kokios nors dainas, kurios šlovina skirtingas Dievo formas. Ne gal pasakydavo kokią dainą, bet gal ir patys
Ir man pasakojo tas jogas, kuris tikrai čia ne iš trečių lūpų, aš dabar esu antros lūpos, aš girdėjau iš to, kas ten būdavo. Ir jis sako, ir Šimataji taip atsisėda, užsimerkia ir jinai nedaro nieko. Tiek, kiek mes paspausim mygtukų, tiek, kiek mes priimsim vibracijų, tiek, kiek mes iššlovinsim tą energiją, tiek jinai ir tekės. Ir sako, ir mes tokia, Jėzau, naktis, atėjom kažkas būgnų, kažkas ten dainuoja, sako, ir pradeda tekėti tos vibracijos ir būna nuostabi naktis, nors ryte visiems į darbą. Ir paskui kokia nors ten saulė kylant, sako, neatsimerkia, sako, viskas, puiku, ačiū, labą naktis. Ir visi dar spėja gal truputėlį pamiegoti ir taip toliau. Tai, o jos vyras gyveno, reiškia, jo kambarys visai šalia, už sienos. Ir jam naktį tie visi trankosi. Žodžiu, tas vyras suprato, kad Šimataji karts nuo karto daro tokius cirkus ir jis nežino, ar čia jie patys ateina pas ją naktį, ar čia jinai pakviečia. Ir jisai, jeigu naktį išgirsdavo jau kažką bildant, jau, ar, iškia, kol renkasi dar visi koridoriuje, tai jis tada išeina ir sako, ne, miegoti. Ir jeigu jis tik sakydavo, tada Šimataji nieko nesakydavo, viskas tvarkoja, visi eina miegoti. Tada Šimataji sako, jūs nesuprantat, jūs turite taip ateiti, kad niekas negirdėtų. Ypač, kad jis negirdėtų. Bet kai jau mes pradėsim, tai jau jisai nebestabdys. Tai tada kitą naktį buvo kaip ninzės. Žodžiu, o tos koridoriai dideli, arkos tokios, kupolai, ten mažiausias garsas eina tokiu dideliu garsu per aidas, jo. Tai žodžiu, visi tas instrumentus naktį nešdavosi tyliai. Ir iš tikrųjų, jeigu jau pradeda dainuot, medituot, tada jau nieks nesustabdo. Istorija iš kaip čia, skanių prisiminimų knygelės. Eik į lovą, eik. Čia kažkoks personažas vaikšto aplinkui. Taip, tai mes dabar pažiūrėsime ištrauką iš Šimataji paskaitos būtent per Navaratri ir mūsų, kaip čia, asistentė Agnė iš Kauno vis parenka kokią nors paskaitą ir mes ją rodom ir man irgi labai skanu, kad nei aš čia žinau, kas ten bus, nei ką, bet greičiausiai kažkas tokio bus į temą ir tikėkime, kad bus gerai. Tai mes pažiūrėsim iki kažkiek, kad gal ne taip ir ilgai, nes jau beveik 9 ir paskui pratęsim kitą kartą, taip kaip mes darėm su prieš tai buvusią paskaitą. Jeigu nebus garso, tai sakykit. Today is a great day for all of us. Can you hear me there? That we are celebrating Navaratri today, and all of us are meeting after such a long time of my tour. When in Italy I said that England is the heart of the universe, they would not accept it. They were very shocked at this statement. They couldn't believe that England could be the heart of the universe. One of the reasons was that they felt that the English people were invaded once by Romans,
And Romans at that time also had felt that English were very bumptious people. They would not even accept the defeat with the grace of a person who is lost. Even if they were lost, they used to be bumptious. So they could not believe how could it be that the English is the heart of the universe if this is the heart was the situation of the universe. And then they described to me at length the bumptiousness of the English. And then I felt I have known something like that myself. Now when we are celebrating the greatest of greatest, this Navratri, there must be something special about it. That we have to cleanse this heart completely, fully, and make it so pure that it purifies all the blood that passes through the whole of the body. So the cells of this heart, which has made this great organ, has to be the best, because the cells of the heart within a human body are the best cells, the highest quality, the most sensitive. And it's the heart that expresses the anahata, the sound that is without percussion. While we find that there are some people of caliber, there are, but others talk more, show off more, and do not have the caliber. Now, to achieve that caliber should be possible because you are born on this special land of England. That possibility must be built within you. But then what is lacking? Why is it that with all the possibility, with all the great background, with all the merits to be here, why is it we find that Sahajogis for years together do not come up to many others? What is the reason? Heart, if you see, has a pulse rate and it moves with a certain sound, and you can even get it onto a graph, and it is so systematic, it is so regularized, it is so disciplined that even a slightest murmur or slightest change shows on the graph. It is a very sensitive thing. And that is what is lacking here, is that discipline of the heart. It's an erratic, funny heart, which swells up in ego. And whatever one may talk, this is another reading people have, that whatever you may tell them, that time seriously they listen to you, and second moment it has no effect on them. So this is another thing we should see, that if it is within us, let us understand that what we lack is disciplining. And that disciplining has to come, otherwise our caliber cannot improve. But for all that, I think what we should have is innate intelligence. No education, innate intelligence. Innate intelligence to understand that our caliber has to improve.
Now here pulsates the spirit. The spirit and not the power. The witness, the one that watches, that is the reflection of God, who is the spectator of the work of the Devi. Actually, what happens? That without rising up to that status, if we also say, all right, we are also watching because we are the spirit, then we do not achieve that caliber. And with all the blessings, like 7 auras of the heart, we have got 7 ashrams. We do not understand that we all have to discipline ourselves only to take advantage or to be in the Sahajoga, to claim that you are a Sahajogi is not a sign of being a cell of the heart. And warning has to be given now. Very important is, at this juncture, when Sahajoga is now taking off, remember this, the speed has been gained and it is taking off. Those who will be left behind will be left behind. So don't get into bumptiousness. First is your character, as everybody says, they are very bumptious. Try to be humble and then understand that you have to be in the plane and not left behind on the grounds. It is moving fast. Now the most fortunate thing is that today is the Navratri and that I should be in London, and this Navratri Puja should be performed here. No other country is that privileged because this is the highest puja. The greatest ritual which you can attend. So why do we do Navratri? In the heart, to do Navratri is to accept the powers of the Shakti. To realize the power that all these chakras have got in themselves. And that when they are enlightened, how you can express all these powers of these 9 chakras within ourselves. The 7 chakras plus the heart and the moon makes it 9. But I would say that 7 of these, and on top of that we should say 2 more centers, which Blake has described surprisingly as 9 centers, clearly. Just now I cannot talk of the higher 2 centers, but let us at least talk of the 7 centers. The power of these centers have we been able to develop within ourselves. How can you do it? You have no time. You are all busy people. And bumptious. So now, to develop these powers, we have to concentrate on these chakras. Everywhere I went, I was surprised. The questions they asked me, the way they were, nobody talked about their family, house, jobs, or any other nonsensical thing like unemployment and all that. They just asked me, Mother, how do we develop
the power of this chakra or that chakra or that chakra. And I asked them, how is it you are asking about a particular chakra? They said, because we find this is missing in us. Especially in me, this one is not all right. This is another negativity to make my throat all right. Now, for a realized soul, there is no need for me to discipline you or to tell you all these things, because I hate to talk in this tone to you today. But I have discovered that if I do not warn you now, tomorrow you will blame me that I did not warn you. Take it as a serious warning. Now, after realization, there is no need for me to discipline you at all, because you have got the light, you have known what is realization, you have known what it means to be realized, and you have also known how much you have gained out of it, how much your personality has improved. But there is something more that has to be done. Is to see for yourself if you have really disciplined yourself or not. There is no need for any leader to tell you. There is no need for any ashram fellow to tell you. There is no need for anyone to tell you. It is you who is a realized soul. You are your own master. You are your own guru. Imagine, you are all gurus. Great gurus and sadgurus. Respected saints, where all the angels have to shower you with flowers. Think of it. And here you are bumptiously giving lectures, talking bumptiously. Very embarrassing, even for the deities. They don't know what to do, whether to garland you or to shut your mouth. Here you are, who have been, all right, take them out. Who is crying? Kathy's child. Here you are in such a great position that you have got realization. That only thing you have to accept the beauty of this great yoga, that you just enlighten your own powers, which are on these 7 chakras. Now let us see, the first chakra belongs to the power of Gauri, the power of the mother of Sri Ganesh. Gauri's power. Tremendous they are, aren't they? Because of her power, you have got your realization. Now what have we done to enshrine that power within ourselves? Today, if it is the first day of Navratri, let us see what have we done. Have we been able to develop our innocence within ourselves?
When people talk, they are so sharp. How can you be sharp if you are innocent? They are so bumptious. How can you be that if you are innocent? People play games. How can you do that if you are innocent? Harm each other. How can it be if you are innocent? So first of all, you have to see yourself that the power of innocence, if it has to live, all the rest of the nonsense has to go away. If you want to have the innocence, all that is anti-innocence has to be dropped out. I can understand about people who are ignorant, who have ignorance. Then in ignorance, of course, how will they talk of innocence? But you are not ignorant people. You are knowledgeable. You've got your enlightenment. And the power of innocence is so great. It makes you absolutely fearless. Not bumptious, but fearless. And the greatest thing of innocence is that you are respectful. The sense of respect, if it is not developed within you, if you cannot develop the sense of respect for other Sahajogis, for other people, for the ashrams, for the discipline and your own self-respect, then it is of no use even talking of Sahaja, because that's the very beginning of it. First, you do not respect, all right. You are bumptious, all right. You are in a big fool's paradise, as they call it, riding a fast horse. All that is there is all right, is forgiven. But once you have seen the light, you must try to get rid of all the snakes that you have been holding on to. It's a simple thing. In your childlike nature only, you can receive the blessings of Gauri. Otherwise you cannot. You have to be really childlike. Otherwise it is absolutely useless, no use telling you anything, because you think you are too clever. To such a person who thinks he is too clever, what's this of talking to such a person? Because he already knows everything. So the first power when you develop, you must learn to sit on the Mother Earth, first of all. You must respect the Mother Earth, because the first chakra is made out of the Mother Earth. Try to be more settled down with yourself on Mother Earth. And the respect, see the trees, when they get their flowers, they are not so respectful. But when they are laden by the fruits, they bow down to Mother Earth. In the same way, when you have got the fruits of Sahaja, you all must bow down. And innocence has a special capacity to make a person extremely peaceful. Extremely peaceful. All the anger, temper, violence. If a person doesn't have innocence, it cannot come in you. Because the person who is not innocent is either sly or aggressive. He cannot have peace within his heart. But an innocent person is not bothered. Innocently he lives, enjoys everything in complete peace and harmony. But this violence comes when a person becomes clever. He thinks, I am so clever, the another one is so stupid, I have a right to shout at that person. And the one who is not innocent is never wise. He may be
to look sharp, but he's not wise. Wisdom comes only with innocence. And how much wisdom have you gathered? That is what one has to see. When your power of innocence increases, wisdom is apparent. People say that fellow is very wise. For example, if somebody is crying about his wife, a wise person will say, oh Baba, just look at this, still busy with his wife. Another one is crying about his house or something. He'll say, oh, look at this one, still busy with the house. There is no end to it. I have known people who get so swollen up that they think they must give a big lecture for 1 hour on Sahaja. Unless and until they have given 1 hour lecture, they do not think their ego has manifested itself fully. But a wise person, he doesn't have to talk or speak or do anything. He impresses his silence, his wisdom on others much more easily. And that is what we have to see. Have we been able to discipline ourselves? Because our growth is very much in the beginning of it. We have to grow quite a lot. And people don't understand this point. In an atmosphere of egoistical temperament, that you have to grow. You have not yet grown. You have to grow a lot. And when you grow, you find this wisdom really fragrant with compassion. Your wisdom is fragrant with compassion. Such Tai dabar užbaigsim meditaciją, dar turim kokias 7 minutės ar 5, tai gal tada Ieva pravesk tada tu. Perkelvis. Patogiai.
Jeigu dėmesį išlaikyti virš galvos, galim dėmesį ištirti. Galim patarti. Nukreipti žvilgsnį į žvakės. Galim daryti namas. Iš meditaciją. Ir dėmesį kartu pasidalinti ir pasidalinti. Jai Shri. Taip ir norėjosi tyliai, ramiai pabūti po paskaitos tokios grėsmingos ir audringos. Ir kažkaip, nežinau kaip jum, bet man suskambėjo, kad kadangi Šimataji yra Londone, Anglijoje, tai sakė, šita Navaratri yra didelis toks šansas išvalyti, sustiprinti pilnai tą
širdies čakrą, nes jinai yra Londone. Tai gerai mums sužinoti apie širdį, bet kadangi mums blokavosi ta kairė viršūnė, vadovėliai net ir nemedituojant, gal mums ta Navaratri yra šansas sustiprinti ir išvalyti kolektyviai tą kairę viršūnį čakrą. Čia toks retorinis klausimas. Protai mislė, žinai, dar viena. Gal tikrai, pavyzdžiui, jeigu mes vibraciškai jausim, kad vis blokuojasi ta kairė pusė, gal tiesiog kasdien pavalykim visi kolektyviai ir sustiprės. Tai va, mes išklausom visai nemažai tos paskaitos, aš tai pasakysiu, kiek čia, kad visi atsimintumėm kitam kartui, kas čia yra. Tai, žodžiu, mes nusimušė. Nenusimušė. 23 minutės. Tai taip sočiai tikrai paklausėm ir kitą kartą galėsim nuo to paklausyti, nuo tos vietos. Va. O ateinantį šeštadienį, tai meditacija veda Živilė. Živilė. Iš mano tarpdurio. Iš Ievos tarpdurio. Atsimenat, buvo toksai filmukas tarybinis, kur išlįsk iš arbatinuko. Kažkas buvo tigriukas, buvo pasislėpęs arbatinuke. Tai žodžiu, reikia jau išlįsti. Nu, viena vertus sutinku, kita vertus, manysim, kad viskas bus gerai. Gerai, taip. Ir taip pavertus, ir taip. O visaip gerai. O ką, pavyzdžiui, dabar pameditavom, tai galim ir tylom medituoti. Nereikia nieko kalbėti, jeigu nesijausit, kad reikia kažką sakyti. Tai gerai, bandysim susireguliuoti, nes iš tikrųjų, Taip, kiek galima po perlykščiais lapais slėptis, užtenka. Taip, sutinku, nes labai gerai man ten buvo. Živilė, tada aš kadangi būsiu Italijai, aš nežinau, aš pasistengsiu prisijungti, bet nebūtinai. Tai tiesiog jūs tada ir žinokit, jeigu ten kaip nors neišeis Živiliai prisijungti, tai kas kiti prisijungsite, tada kažkas praveskite meditaciją. Gerai? Aš žinau, kad aš kaime randuosi, aišku, čia visko būna. Mes puikiai girdim jūs. Ir matom, ir girdim. Nieko labiau ir nereikia, čia tiesiog reikia medituoti. O kadangi visi užsimerkia, tai dzin, kas matosi, svarbiausia, kad girdisi. Svarbiausia, kad girdisi. Kaip prasimeditavom? Vis tiek norisi, užbaigiant tokio, kaip prasimeditavot, kaip paskaita, kaip jum su žvake meditavosi, kaip būsena. Izolda jau tikrina laiškus, jau matau, ar ne? Jau Google'as vyksta. Negirdim Izolda. Ar Izolda nieko gal ir nenori pasakyti? Neįsijungia man. Kaip jūs matot, ką aš darau? Mes jaučiam, kaip jūs galvojat, kiek mes čia medituojam, tai ne šiaip savo, tai turim jausti. Taip. Tai žinokit, mėlynos šviesos, kai atspindžiai, tai niekam nesvetimi, visi esame matę tos besikeičiančių tamsos. Aišku dabar. Spaudintuvas užstrigo man, dėl to aš čia bandžiau jį atgaivinti, tą pačią progą. Nes per meditaciją bandėt prasispaudinti ką nors, ar ne? Ne, prieš tai. Ne, juokauju. Kaip prameditavot, Izolda? Kaip sekasi, kaip jaučiasi? Labai gerai, labai gerai. Tai tiesa apie tą, kaip tik googlinau apie tą Navaratri. Aš norėjau sakyti, Izolda apie Navaratri googlinau. Jo, tai va, kadangi jūs aš girdžiu, ką kalba, bet galiu dar ir paskaityti tuo pačiu. Ir įsiskaičiau, ir ten netgi parašyta, kiekvienais metais būna maždaug, bet ne tuo pačiu laiku. Pagal kosmosą, pagal žvaigždės, mėnulį ir viskas. Jo, nes yra šių metų ir kitų metų viskas surašyta. Ir kaip ten Indijoje šiaurėje vienaip švenčia, pietuose kitaip švenčia, o pabaigtuvės tai geriausios būna. Kulminacija, taip. Kulminacija, jo. Spalio 3, ketvirtadienį prasidės ir baigsis šeštadienį 12 dieną.
Tai va, reikia švęsti. Antanai. Reikia, ko nešvęsti? Ko nešvęsti? Medituosim. Bet aš esu kažkokią dabar Šimatadži paskaitą klausius, kur jinai kalbėjo apie šventimą apskritai, kad švęsti reikia ir skirtingų kultūrų, tas žodžiu, kad o šiaip į žmogaus poreikių piramidę, žinot, yra ta Maslow piramidė, jinai yra pati pirmoji, bet dabar ta poreikių piramidė, ko mums kaip žmogui mūsų, tai ką tai reikia, tai šventimas, žinokit, yra įtrauktas oficialiai kaip poreikis žmogui. Švęsti reikia dėl emocinės sveikatos. Bet iš tikrųjų, švenčiant vis tiek kažkokia būna proga šventimo. Tai reiškia, tu arba kažką pagerbi, arba tu kažką veiki kartu, susitinki. Nu, tai kultūrą pažįsti kažkokią naują, žinai. Aš nuo šio rudenio nebedirbu, tai švenčiu kiekvieną dieną, žinokit. Ryte pabundu, pamedituoju, nu, kokių šiandien dovanų gausiu ir kasdien dovanų gaunu. Geras. Skamba kaip planas. Tai jeigu kas nors dar nori pasidalinti, kaip prasimeditavo arba kaip jaučiatės, pasakykite. Ir tada jau eisime miegoti. Nes pas mus čia yra Navaratri. Labai gerai prasimeditavo, aš buvau visų jūsų pasilgusi, klausykit. Jaunimas. Tikrai. Man tai tikrai labai turbūt reikėjo, nes aš tiesiog kai pagalvojau, kad reikės gal su žvake, man net kaip seilės pradėjo bėgti prieš meditaciją. Galvoju, kas čia vyksta, ir pasirodo tikriausiai reikėjo, nes tiesiog dabar jaučiuosi visai kaip kitai. Beje, bet šitas meditavimas su žvake ir ugnim yra labai gerai, jeigu puola virusai. Yra Šimatadži paskaita, kur neaiškino, kad medicinoje, žinot, kad, pavyzdžiui, antibiotikai virusinės infekcijos negydo. Tai ką reikia daryti? Reikia gerti daug skysčių, pralaukti, kitaip tariant, kol imuninė sistema sunaikins. Bet vibraciškai ta ugnies energija, šviesa stiprina kairę pusę, o būtent kairę pusę atakuoja virusai. Ir pavyzdžiui, vaikus, jeigu puola virusai, galima pasodinti, pavalyti su žvake, savo galima. Ten, kad ir silpnas dėmesys, ten virusuotas žmogus būna, kad neišlaiko dėmesio toksai pakibęs, bet šviesa, tas elementas tada veikia. Virusas. Nu, vienas pilietis taip gražiai visą meditaciją čia prabuvo, bet jau pradeda daryti ritualus už ką? Metalas čia, metalas. Taip, čia. Ugnis gali būti metalas? Gali, nedega metalas. Taip. Dabar mes deginsim metalą ir žiūrėsim, kada jis išsivyks. Tai mes turim dabar reikalų šiam vakarui. Tai Jai Šimatadži, ačiū labai visiems, kurie prisijungėte, kurie įsijungėt kamerą. Atrodo, kad tikrai susitikom. Ir ačiū Ieva, kad kartu buvai. Ačiū Živilei, kad šeštadienį praves meditaciją. Ir ačiū visiems už pasidalinimus. Va. Ačiū, klausykit mūsų kvestiniam muzikiniam svečiui Vidūnui už, žodžiu, vakarinę programą. Taip, už baigimą garsu. Už baigimą, muzikinį sveikinimą, žodžiu, iš balsių. Jai Šimatadži, labanas visiems iki. Labanai. Galima taip